Nuo šių metų spalio 1 dienos Panevėžio viešajame transporte pradės veikti elektroninio bilieto sistema. Keleiviai galės rinktis vieną iš 3 atsiskaitimo už viešojo transporto paslaugas būdų – turėti programėlę išmaniajame telefone, elektroninio bilieto plastikinę kortelę arba popierinį vienkartinį bilietą su QR kodu. Keleiviai, kurie atsisiųs į savo telefonus programėlę, ji bus nemokama. Atsisiuntęs į mobilią programėlę e-bilietas Panevėžys aplikaciją, aš ją įsiinstaliuoju, užsiregistruoju savo paskyrą ir mobilios programėlės pagalba aš galiu įsigyti vienkartinius bilietus. Tarkim, kaip pavyzdys, aš mobilios programėlės pagalba nusipirkau 2 elektroninius bilietus. Mano programėlės ekrane yra abu bilietai, kurie kainuoja po 52 centus. Galiu pirkti papildomus ten bilietus, galiu skirtingų nuolaidų bilietus pirkti ir bilietai mano bus va šitam sąraše. Tam, kad pasinaudot viešojo transporto paslaugoms, įlipus į autobusą, aš atsidarau programėlę, pasispaudžiu reikiamą bilietą, su kuriuo noriu keliauti ir programėlė sugeneruoja va tokį kodą. Ir tą kodą jums reikia skanuoti viršutinėje dalyje. Nuskanavus kodą viršutinėje dalyje, bilietas bus pažymėtas žalia varnelė ir keliauja toliau. Ilgalaikė elektroninė bilieto kortelė su jos įvedimu į sistemą keleiviams kainuos tik 2 eurus. Čia pats paprasčiausias būdas. Bilietų prekybos taške, spaudos kioske ar pas mus klientų aptarnavimo centre galit paprašyti, kad iškart korteliai priskirtų jums galiojančios lengvatos tipo. Ir iš karto prekybininkas jums žymės tą kortelį, kad visi bilietai, elektroniniai pinigai būtų nuskaičiuojami pagal jūsų lengvatos tipą. Ir tada sekantis veiksmas, reikia paprašyti prekybininko, kad papildytų kortelę jūsų norimą sumą. Įlipot į autobusą, priliečiat kortelę apatinėje dalyje, viskas, žalia varnelė ir pažymėtas vienkartinis bilietas galioja iki tiek visą tą informaciją atsispindi ekrane. Kaip sužinot, kiek kortelė yra lėšų, jūs paprasčiausiai prie komposterio, paspaudžiat meniu ir yra opcija sąskaitos likutis. Paspaudėt sąskaitos likutį, prilieskite kortelę užrašas, jūs prilietėt prie kortelės ir jums rodo jūsų elektroninis piniginis likutis, tiek ir tiek lėšų ir žinot, kiek jūs turit pinigėlio kortelį. Išliks galimybė keleiviams įsigyti ir vienkartinį popierinį bilietą su QR kodu, tik jo pravažiavimo kaina bus 2 brangesnė nei iki šiol. Popieriniai bilietėliai, jie pagal formą, pagal išdėstymą, jie bus panašus, tokie pat kaip ir dabar galiojantis, tik kitoj bilietėlio pusėje yra specialus kodas. Lygiai taip pat spaudos kioske ar pas vairuotoją jūs nusiperkat popierinį bilietėlį, paprastą, priglaudžiat viršui, kad nuskanuot ir puikiausiai toliau keliuojat. Panevėžio miesto tarybos nariai teigia, kad elektroninis bilietas atneš daugiau naudos įmonei ir patogumų patiems keleiviams. Aš tai manau, kad tas laikotarpis dabar buvo toks sudėtingas to elektroninio bilieto steigimo, bet jis miesto bendruomenė tikrai yra reikalingas. Kodėl ko reikalingas? Dėl to, kad tai palengvins aplamai ir pačių tų ir bilietų ir pardavimą, nes tie kaštai pardavimo popierinių buvo tikrai dideli, o elektroniniai bilietai ir bus kontrolė daug lengvesnė, bus matomi, kokie srautai aplamai keleivių susidaro maršrutuose, bus galima lengviau koordinuoti ir reguliuoti maršrutus ir taip pat gyventojams bus lengviau atsiskaityti. Visus bilietus įlipimo metu, nepriklausomai nuo jų rūšies, bus privaloma pažymėti skaitytuve. Jei kontrolės metu keleivis neturės viešojo transporto bilieto, laiku nepažymės bilieto arba turimo bilieto galiojimo laikas bus pasibaigęs, jam bus suteikiama galimybė autobuse įsigyti kontrolės bilietą. Ateityje mes turėsim tokį vadinamą kontrolės bilietą. Tarkim, tam, kad sutaupyti laiko, neužlaikyti autobusą, neužlaikyti keleivius, tai bus galimybė vietoj administracinio nusižengimo protokolo surašymo keleivių bus galimybė iš vairuotojų įsigyti kontrolės bilietą. Kontrolės bilietas kainuos 8 eurus. Elektroninio bilieto kortelę keleiviai nuo spalio 1 dienos galės įsigyti Urbšio gatvėje 3 įsikūrusiame klientų aptarnavimo centre. Papildyti kortelę bus galima jos įsigijimo metu visose viešojo transporto bilietų platinimo vietose, mobilioje programėlėje arba interneto svetainėje. Keleiviai nesinaudojantys šiomis priemonėmis vienkartinius popierinius bilietus su QR kodu galės įsigyti autobusuose arba kitose bilietų platinimo vietose. Seno pavyzdžio nominalo popierinius bilietus keleiviai galės panaudoti dar visą spalio mėnesį.